balandžio 20, balandžio 30 dabar, 2024 metai. Gražu, gamta atsinaujina jau. Nu, čia tik tai tokie niuansai, kad čia kažkieno tai iš gaujos vadinamos, kaip tai save pasivadinusius policija, nusikaltėlių bandos giminaitis matyt stovi va Lexusas, apie kurį, Toyota Avensis Lex 114, apie kurią būtent per 2 savaičių laikotarpį buvo 3 kartus pranešta, kad jinai stovi ant vejos ir naglai, nes gauja pasivadinusi save policija įsaugo. Ką žmonėms daryti, pasižiūrėkite, pėsčiųjų takas, viskas. O čia va tokia va Poršas, manau, iš giminės policijos. Stato savo nachališkai. Ir turbūt 3 pranešimai buvo falsifikuoti nusikaltėlės veikiančiais policijoje. Pažiūrėkite, kokie paršai padaro pakraščius pėsčiųjų perėjos. Gal atsiras nors vienas šitoj nusikaltėlių gaujoj, vadinamai policijoje, kad išvežtų tą automobilį. Ir jis daugiau nestatytų Medeinos gatvėje 16 ant vejos, ant žolės savo šito metalo laužo.